penktadienis ir mes esam pakeliui į 5-ąjį mūsų sezono mini ralio etapą, kuris vyksta Dauguose. Aš lėkiu su Peugeot, o už manęs yra, nežinau ar matosi, Matonis su mūsų BMK. Šį kartą apsikeitėm, nes turiu šiek tiek bėdelių su nugara, tai reikia pasitaupyti rytdienai ir kuo mažiau trankytis. Lieka jau visai nedaug, 9 minutės, labai anksti šiaip išsiruošiam, tai turėsim beveik valandą dar laisvą. Tikimės anksčiau praeiti administracinę, gal netgi pavyks anksčiau praeiti ir techninę, kas būtų visai neblogai. O šiaip bendros nuotaikos kaip ir visai viskas ok. 2 ruožus esam važiavę jau pernai, ruožai beveik identiški. Vienas tai visiškai identiškas, kito, kiek supratau, pradžia šiek tiek kitokia, bet ten labai nedaug. Tai šitie greičio ruožai bus pirmoji sekcijai, antroji sekcijai bus visiškai nauji greičio ruožai, pagal žemėlapį pakankamai susukti. Tai vat bus matyti, ką ten organizatoriai paruošė. Mašinėlė irgi kaip niekad anksti buvo paruošta, gal net 2 savaitės prieš varžybas jau viskas buvo peržiūrėta. Reikėjo praeiti techninę apžiūrą, kadangi iškart po Plungės etapo sekmadienį technikinė pasibaigė. Tai sėkmingai padarėm tą ir dabar riedam į Daugus. Važiuojam savo eiga, kadangi nuo Vilniaus čia visai netoli, net 100 kilometrų nėra. Tai neapsikraunam su tralais, kas šiaip visai apsunkina dalykus, nes nei vienas dar teisų neturim. Buvo planas šiemet išsilaikyti, bet planas ir liko planais. Tai va, tik atvykę į Daugus, papasakosim daugiau. Labai gražiai mūsų šiandien mašinėlė atrodo. Ratai nudažyti, paruošti. Tai va, prisijungsim jau Dauguose. Kaip jums sekėsi? Puikiai. Pusantro podcast'o paklausiau. Ką klausai? Apie medijas. Turiu labai mėgstamą podcast'ą. Kol esu nedarbe, tai darbui ruošiuosi. Šiaip visai smagu. Visai tu čia smagiai. Mojavo žmonės. Darius sėdi ant Mes laiptelio. vieni pirmų. Jep. Gal tai kažką reiškia? Kaip tavo nugarytė? Pailsė? Pusė velnio. Tai va, žadėjau parodyti, ratukai nudažyti. Jie kažkada buvo balti, bet apsinešė, apsidulkino ir nusivalė. Biški ne tais dažais buvo dažyta. Tai greitai viskas tapo nebe balta, pilka. Dar būtų gerai ją nuplaut, bet kadangi čia Daugų dangus biški apsiniaukęs, tai manau, kad neverta. Koks planas? Einam paklapsėt ankytėm, sakysim, gal galite įleisti mus, prašau, anksčiau į administracinę komisiją. Nu. Ir techninę komisiją, anksčiau. Pasikalbėjom, tiksliau, adminkė, o biški nusivalė tavo dažai. Nenusivalė, čia kaladėlės. Supratau. Tai žodžiu, jeigu pavyktų anksčiau praeiti adminkę, pasiklijuojam lipdukus, praeinam anksčiau techą ir tada būnam pilnai labai ramiai pasiruošę susirašymam. Jo, ir turėtumėm 5 valandas susirašinėti. Gal net išbandytume tos pietus. Ir tada važiuotumėm į Alytų, į viešbutuką. Ramiai viską Kaip tau su Peugeot sekėsi? Ai, faina mašina. Plaukiai savo kaip Labai tyliai, muzikytė gerai Aš groja. labai tyliai. AirPods yra labai geras išradimas. Gerai, Einam lekiam ruoštis. pas direktorius. Ko toks atsipalaidavęs? Labą dieną. Atsipūtęs, neatsipalaidavęs. O tu? Aš irgi. Įsitempęs mažumėlį? Laukiam labai ilgai, tai nebučiau jau Bijot noris. lietaus man? Viskas bus neužsakei? gerai. Ne, buvom pas kleboną, žinai,
nešim šimtinę, kad, žinai, biški palytų. 100 šiais laikais per Bet mažai. ne, norėjom, kad, žinai, už 50 tik tai palytų, bet neturėjo gražos, tai kai davė. Dar ir rytoj žada, žinai. Kaip šiaip viskas, okei? Gerai, viskas, nu kai matai. Pasiruošę, greičio ruožai aptverti. Čia mes girdėjom tokią informaciją, kad po 6-8 Pirigonė yra labai baisulinis tramplinas. Tai Pirigonė? Tai pervažiavime nėra ko, ta prasme, gazuoti, ponai. Tam tikri asmenys sakė, kad pagazuokit. Nu tai jau žinokit, čia jau... Ne jūsų kompetencija. Ne mūsų kompetencija, tai jūs čia visi labai mandri, žinai, nes neturi GPS-ų, tai dabar galite, žinai, bandyti. Draskyti. Bet ne, geriau nebandykit. Gerai. Parodysit viską greičio ruožus. Reguliuok visą eilę. Manau, ten viską užtek. Čia turim, kas reguliuoja. Hello. Prieš susirašyminiai darbai. Prieš žūkan. Gražuola ten, lieka iki techninės komisijos. Sėdam 3008 ir važiuosime. Čia mano vieta. Kas labai fainai yra, stebėjai, koks čia yra šturmanui geras dalykas, žiūrėk, opa. Čia visas finalas. Čia viskas ergonomiška. Ir šviečia kaip. O muzika kaip groja. Aha, Baims irgi per ausinės gerai groja. Šitą viskas. Sėdam, važiuojam, susirašysim vieną gal du greičio ruožus, nes mums liko šiek tiek iki techninės komisijos, dar išnaudosim laiką. Nuo kurio? Nuo galimai žiauriausia, bent jau pagal žemėlapį, tai jisai labiausiai yra susuktas greičio ruožas. Čia nepaklausiau, nuo ko tai susirašymo, ta prasme, turėjau menį. Jo. O čia tas iš naujų ar iš tų pernų? Iš naujų. Seniai ten kitam daugų gale biški. Aha. Nu gerai. Tai, nu ten tų senųjų tai nebaisiai ten, nu, tą vieną, dabar būsimą 1-3, tai visai gerai atsimenu. Ok. 2-4 jau ten biški toks labiau per miglą, o šitie tai šis nežinomi. Tai sutaupėm maždaug 30 minučių atminkiai, pavyko anksčiau praeit, gaila techo nepavyko anksčiau praeit. Tai važiuojam dabar vieną gal du spėsmą susirašyti, pastikrinti. Tada grįžtam atgal Daugus, praeinam techą Jessikai ir tada vėl atgal int miškų. Pežas jau papuoštas atitinkamą atributiką, tai yra 21 startinio numerio susirašymo automobilis. Mantas patogiai sėdi, ruošiasi tau Daugų susirašymai. Galvoju, kelintas čia... Telefonas. Pametė telefoną. Šitą... Kelintas yra šiam sezone ralis, kur važiuosim kartotus greičio ruožus. Plungėje buvo kartoti. Kėdainiuose... Ne, Kėdainių. Ukmergė, Plungė ir šitas. Jo. 3. Gerai. Tai va, tai... Veteranai. Jau varždos žilos, jau viską. Nuotaikos neblogos. Oras permainingas. Oras permainingas, tai stengiamės kuo mažiau lietaus gauti. Ir tokio štai tokia. Tai kilinką dabar važiuojam, skaičium. O kaip stengsimės kuo mažiau lietaus gauti? Nu tai skėčių pasiėmei? Pežui, ne, tokia didelė. Nu tai reikia maksimum. Žodžiu, nesąmonę pasakiau, bet reikėjo pasidavot. Gerai, bičiuliai, mes važiuojam, jūs važiuojat kartu. Filmui jau įranga paruošta vakaro, paskui žiūrėsim. Čia žiūrėsim filmą. O, nu čia televizorius jau. Tai viskas, 3008, let's go. O ne 5008? Nu ne, man tai. Nu gerai. Jėzus Kristus. Gerai. Jo, čia už vieduko į viršų man tai. Stengiuosi žiūrėti, kur tas pusės. Vat kažkur čia turėtume į dešinę mes sukti. Jo. Tai, kaip matote, apsivertė reikalai aukštinkojam čia pas mus Dauguose. Nu, tokiam sąlygom dar ralio nesam, net Kaune pernai metais paskutiniame etape nebuvo tai blogai. Ryte, kai važiavom susirašinėti, čia realiai nieko nesimato. O apie kelių būklę jums papasakos vietinis Dzūkijos kelininkas Mantas Dalys. Urėdas. Svarbu ne o. Šiaip tai kalbėjom su Laurinu, kad
jeigu čia būtų toks lietus prieš A lygos etapą, tai ralis jau būtų atšauktas garantuotai. Nes tiesiog po pirmų 20 mašinų, gal ir 21, iš kelio nieko nebeliks. Nes jau dabar reikia dar tik tai prasidėjus, gal jau įpusėjus, o vietom jau taip išrausta viskas, kad wow, ir vieną matėm kolegą, kuris vos nenurašė savo susirašymo mašinos jau susirašymo metu, nes vėžės buvo į mišką. Tai šiaip nežinau, kas čia bus. Dabar važiuojam į pirmos sekcijos greičio ruožus. Ten gal biški kiečiau gruntas, bet vis tiek toks lietus. Išpuls ten viską. Nu, tikimės, kad įvyks ralis. Žiūrėk, mantelį. Mes čia neužsirašėm, bet atsimeni, pernai čia buvo finišas ralio. Buvo šampano. Jo, ir tu mane čia taip užmetė ant to kalniuko, kad buvo labai nepatogu išlipti. O dabar čia yra ne ralio finišas, o susirašymo finišas. Ir penktadienis baigtas, tuoj priduodam kortelę. Kuris šiaip, man atrodo, vienintelis ralis tik tai turi šitą. Gal ir dar vienas buvo. Nu, bet žodžiu, susirašėm visus dopus, visą plaukyklą. Turim pirmą kartą stenogramai per 1,5 metų žodį jūra. Jo. Kėdainių scenarius labai panašu šiaip. Ten buvo ir pernai balutė. Buvo. Su potencialu virsti jūrą, bet dabar ten yra jūra. Su potencialu gal virsti balutę būtų geriau. Ten baisu. Ir šiaip, kalbam dabar, kad aš duodu, šiam 7%, kad ralio nebus. Aš tada pem. Mes su Darium kalbėjom Šileikiu, sakė, palaukit rytojaus. Na, bet čia švinta kažkas ten tolumoje lyg ir. Nes, čia baisu šiaip. Baisu. Pirma sekcija faina. Pernai metais važiuota, mums tinka. Minsim nuo pradžių, kaip ir planas, kol kas šį sezoną ir buvo. Viskas, važiuojam į Daugus, susirenkam Jessica, atiduodam kortelę, paliekam Jessica miegoti ir važiuojam į Alytų, tą patį viešbutį, kur pernai. Ilsėtis, vakarieniauti ir žiūrėti šito filmo, ką čia prifilmavom šiandien. Tai va, dar ir pasijungsim iš Alytaus, ne? O aš pasakysiu kolegų podcast'e išgirstą frazę. Jadzė karate. Jadzė karate čia buvo. Hello. Viskas 11 val. Vakaro. Man tas su senos leidybos džemperiu. Čia yra onboardai. Čia yra stenograma. Greitai perbėgam po vakarienės su vietiniais. Čia gavau dovanų, trintuką tokį. Su vietiniais po greitos vakarienės perbėgam stenogramą. Ilsėtis ir į kovą. Tai atsisveikinam iš penktadienio ir susitinkam šeštadienį. Tas pats scenarius, kaip praeitų metų vedekį. A ne? Ja. Ryte turėsim pasakyti Ralis užmis. Binkis ar Makaulė. Binkis ar Makaulė, jo, reiks įsijungti ir eisim pusryčius. Viskas. Jūs eikit, niekur neikit, tuoj tęsim iš šeštadienio vlogą. Kalendaro perima. Ir žinote, kas yra laimė? Tai yra atsikelt ralio rytą. Tai jau sakyt, kad labiau faina Simsnus ryte prieš ralį žiūrėt su draugeliu, va, kažkur Alytuj. Net vaikystėje svajotumą, kad tokius dalykus įsivaizduoju, o dabar be tėvų, be nieko, va, galim žiūrėti filmukus. Šeštadienį. Kažkur stovykloje Alytuj. Tai labas ralio rytas visiems. Bundam, keliamės, eisim pusrytuko, sustvarkyt plaukuosenų po nakties. Ir pas draugus pasimti madam, kuri nakvojo kaime. Gal nenumelšta bus per naktį. Ir į Daugus 11:45, man atrodo, mūsų yra LK0. Dar briefingas prieš tai. Na tai žodžiu, bundam, kilam, pudruojamės nosytės ir į raliuką. Bet dar vieną Simpsonų seriją pasižiūrėjau. Žinai, man tai mane šiandien vienas labai protingas žmogus, mano mylimas žmogus paklausė, kaip nusiteikimas. Tai aš sugalvojau frazę mūsų šios dienos nusiteikimui. Konservatyviai kovingas. Kur taip išturlinai vakar pežą? Tai konservatyviai kovingas. Jo, o Pritartumėt? konservatyviai va, dėl va, šito gamtos efekto. Ir dėl šitų visų. Tai jo, kažkaip Ką aš? nesamgi dar važiavę taip, Kaune biškis.
Čia baisiau bus. Gal, galimai. Dažas išteptas, bet mūsų parašas yra prieš grąžinant automobilius juos nuplaut, tai viskas tvarkoja. Žodžiu, dedamės daiktus, paglostam šalmus. Važiuojam pas mašiną. Važiuojam į briefingą. Apsibriefinsim. Ir go. Ana? Go rally. Tai va, išklausėm briefingą Daugų aikštėje, šiaip viskas labai fainai čia. Dabar mes turim kokią valandėlę iki mūsų startą, tai einam apsirengsim ramiai. Mašinėlė jau pristatyta į prieš startinę. Ir Matonis klausė, kur bai. Apsidarom čia. Ką išgirdai per briefingą gerą? Nieko naujo. Realiai visiškai nieko naujo. Standartinė informacija, priminimas. Gal pagaliau ir atsakymas mums į klausimą, ką galima ir ko negalima daryti uždaram parke. Pagaliau Darius kalbėjo su mikrofonu. O, taip, iš tiesų. Galėsiu kviestis komentuoti lenktynės kartu. Servizo dar neturim. Ant kamputį. Mūsų Karolis sakė, atvažiuos ant servizo. Tai pasitikrinom ratus, prisiveržėm, skysčius pasitikrinom, kameras susidėjom ir viskas. Kam jo čia daugiau reikia. Tai mūsų servizas taip atrodo kol kas. Zateškas langų skystis ir užpyliai langų. Ne, pilnas. Pilnas? Jau. Gerai, nenaudojam reiškia. Gut, varom rengti. Einam. Ten gal nefilmuosim. O gal? Kairys 4 ir dešinys 4, 150. Kairys 6 ir dešinys 5, stop, kairys 1, grip change. O, daug geriau. Dešinys 5, drąsiai 200. Stop, šikanas iš dešinės. Šimtas 50, dešinys 5. Ir tramplin šiut kairiau. 100, kairys 1 slidu. Čia kairys 1 slidu. Kitka iš dešinės, 100. Tramplinį dešinį 5, skip, slidu. Ir tramplin viduriu. Ir tramplin kairiau. 100 PM. Tramplin dešiniau. Ir tramplin kairiau, 50 stop, dešinys 3, gal pjaut. Tramplin 70, kairys 3 ir dešinys 4 per trampliną. Į kairį 5. Tramplin į dešinį 4, 3 ir stop kairys 1. Čia kairys 1 ir dešinys 2 keep. Ir kairys 3, 4 gal pjaut. Tramplinį kairį 6. Į dešinį 6 per trampliną. Į kairį 5 keep. Ir dešinys 5, 5 nepjaut. Tramplin viduriu ir kairys 5-4 ilgas. Ir tramplin dešiniau finish. Nice. Ištaisytas klaidas? Taip, tobulai viskas. Nu super. Džiugas. Už mus. Už Lietuvą. Go. Tramplin 150. Atsargiai dešinys 2 slidu. Šimtas PM. Stop, šikanas iš kairės.
Dešinys 6 per trampliną. 150 dešiniau. Tramplin. Kairė. 70, stop, šikanas kairė. Atsiprašau. Tramplin kairė drąsiai. Ir tramplin 30 dešinys 5. Į kairį 6 per trampliną, 100 kairiau. Tramplinį dešinį 3 keep, atsargiai. Į kairį 5 per trampliną, 150. Kairys 5 jūra. 100 kairiau. Atsargiai, tramplinį dešinį 4 keep slidu. Ir kairys 400. Tramplinį dešinį 1 gal pjauti. 100. Kas? Sorry. Kairys 1 į dešinį 6 suskop. Dešinį 6. Į kairį 6. Ir kairį 6 į dešinį 5 per trampliną. Ir dešinys 5-4 ilgas. Į kairį 4 per trampliną. Čia kairys 4 per trampliną. Ir kairys 5 gazo. Tramplin viduriu. 100 finish. Viskas gerai. Biškį išleidai per daug ir nieko. Tai valyk, gal pilna, mažiau nestreikia. Aš irgi taip sakyčiau. Na, Kas čia vyksta? pirmą kartą pilam degalus. Oficialiai. Ėdrį mažulė. Kažkaip labai ryt pradėjo paskutinės etapas. Startavom su beveik pilnu, tai dabar turim biškį daugiau negu pusę per, kiek čia, 15 kilų. Nu ir nuo Vilniaus dar važiuojam. Nu nieko, nauja praktika, naujas patirtis. O po plungės pasimokėm, finišavom paskutinį GR ir jau užsidegė šitas rezervas. Į posūkį važiuoji, tai iškart iš vis nukrenta rodiklė iki galo, tai nebedarom tokių klaidų. Kairys 5-50. Kairys 5 pjaut. Ir dešinį 6 keep. Į kairį 4-5 glaust. Op. Čia kairys 4-5 glaust. 100 dešiniau. Kairys 4 keep. Ramiai. 70 dešinys 5-4 keep. Tramplinį kairį 4 ilga. Ir dešinys 3 plačiai. Šumolis. Čia dešinys 3 galimai plačiai. Ir dešinys 5. Stabdyk. Kairys 4 keep. Ramiai. Dešinys 3-5 čia. Labai slidu. 70 kairys 3. $70 tramplin. 70 kairiau. Tramplinį dešinį 4-5. Šimtas. Tramplinį kairį 4. 70 kairiau. Ir dešinys 2-3 atsargiai. Ir kairys 4-5, 70. 70, kairys 3-4 per trampliną.
Ir tramplin į dešinį 5-4. Du šimtai, matai, kairiau. Ir atsargiai, dešinys 2-3, keep. Čia dešinys 2-3, keep. Ir kairys 4. 100 kairiau. Tramplin į dešinį 5. 70 stop, šikanas iš dešinės minkšta. Čia šikanas. Šimtas 50 kairiau. Dešinys 3 plačiai. 70, kairys 6 per trampliną. Drąsiai. Čia dešinys 3. Kairys 6 per trampliną. 100 dešiniau. Tramplin 30, kairys 3-4. Čia kairys 3-4. Ir kairys 5. Čia kairys 5. 70 stop, šikanas dešinė. 100 pem. Tramplin 50. Dešinys 5. Finish. What the f... Eik tu savo. Aš net seniai nesupratau, kas ten įvyko. Wow. Atrodo, kad nustuma tą mašiną. Nebuvo tikrai per greit. Kairys 4 per trampliną. 50, kairys 5. Ir dešinį 6. Tramplinį dešinį 6. Ir kairys 3 ta vieta. Ir dešinys 5. Ir kairys 5-5. Šimtas tramplin dešiniau. 50 tramplin dešinį 4. Čia į dešinį 4. 50 tramplinį kairį 5 spjaut. Ir dešinys 3 slidu. Čia dešinys 3 slidu. 70. Kairys 5. Tramplin dešiniau. Į tramplin. Į kairį 5 gal pjaut. Šimtas kairys 3 slidu. Puikiai. 70 tramplin dešiniau. 50 tramplin kairiau. 70. Tramplin dešiniau. Rasi ir dešinys 5. 100 dešinys 6. 100. Tramplinį dešinį 4. Skip. Ir kairys 3. Kairys 3 ir kairys 1. Čia kairys 1. 100, dešinys 6. $300. Finish. Kurva. Okei. Su finišu. Su finišu. Nu ko? Man teška. Su finišu. Išgyvenom. Sunkus labai ralis buvo. Tikrai. Ralis tai nesunkas, bet vienas rolis buvo sunkus. Nu jo, 5-7. Įveikėm. Viskas tvarkoj. Tos momentus tai jau tikriausiai matėm. Jau Papasakok. Sakau, jau tikriausiai matė tos momentus. Tai va, nežinau, čia gal toks sportas. Na, aišku, toks sportas. Viena menka klaidelė. Nu, tiksliau 2. Net nežinau, šiaip, vat ir kalbam. Nei mano kažkokia klaida, nei Stanuškės. Tiesiog važiavam visiškai kaip ant ledo. Pirmoj 5 greičio ruožo daly. Ir taip
netikėtai visiškai, kaip šveista šikna mašinas, tai net nesuprasi. Tai va, tai pusę ralio buvom antri savo klasiai, overall buvom 7. Na ir va, tos 2 klaidos palaidojo vėl mūsų podiumą, tai žodžiu. Bet turėjome jau šiemet tų tokių klauskolų, Kėdainiuose vieną turėjom, kur dar viskas liktai. Tai vat po tokių momentų labiausiai džiugu yra, kad va šitas daiktas išliko sveikas, nes taip finišuoti sezono tikrai nesinorėtų. Tai va, tai ką žinau, papasakosim iš uždaro parko, gal pavalgyti eisim, nu, žodžiu. Turėsim daug laiko, kol paleis mašinas. O šitą panašu, kad Vilniuje teks labai stipriai mazgoti pas šitos draugus. Kolegos džiaugiasi finišu. Aha. Darimo tai va, gal laimėjo kažką? Mes varom sveikinti savo kokumberį, šaunuolį. Ja. Naujas duetas. Labai Negalima taip sakyti, bet padovanojam. baigtas. Jo, nu tipo, negalima taip sakyti, bet taip yra. Buvom antri, jie buvo 4, o tada Glikas atsuko kažkokius tai papildomus cilindrus ir taip šovė. 7 greičio ruože, ne? Grigaičiui virš 6 sekundžių įkurta, kas yra visiškai nerealu. Tiksliau realu ir sveikintina, bet žodžiu, pasimatys.